Kad nesusimaišytumėm šiek tiek, kas yra IVS ir EST, tai mes visi, kurie esam tą darę arba kurie su tuo dirbam, niekada iš tikrųjų šnekamojo kalboje nesakom EST. Tai yra lietuviškas vertinys IVS ir IVS tai yra European Voluntary Service. Lygiai tas pats, kas EST, Europos savanorių tarnyba. Iš tikrųjų, tai svarbiausia yra, kad pati programa yra sukonstruota taip, kad tikrai išvažiuoti gali bet kuris, nepaisant netgi ekonominės situacijos, nes nėra būtina tau turėti papildomų pinigų. Apie pačią programą, ką galiu papasakoti, kad pagrindas šitos programos, kaip jinai yra sukonstruota, tai yra neformalaus mokymosi arba ugdymosi programa. Ir kuo skiriasi nuo formalaus ugdymo, turbūt mes galim atskirti vien tuo, kad formalus ugdymas tai yra universitetai, mokyklos ir tai, kur mes turim labai aiškius atsiskaitimus, ir negalim daryti klaidų. Tai neformalusis ugdymas yra pagrįstas iš tuo, kaip mes kažką padarom, įvertinam savo patirtį, pasidarom išvadas ir darom vėl iš naujo ir bandom jau tik su tom naujom išvadom. Tai šitoj vietoj IVS yra iš man žinomų erdvių viena geriausių erdvių mokytis būtent neformaliai ir tuo, kaip aš vadinu, bandau, darau būdu. Tiesiog eini, bandai ir darai. Ir kaip gaunasi, po to kitą kartą vis tiek gaunasi geriau. Tai be to, kad savanoris šiaip nelieka vienas, tai pati struktūra sudėliota yra taip, kad prieš išvažiuojant, kai jūsų savanoris susiranda projektą, jisai privalo sudalyvauti vadinamuose pre-departure mokymuose arba mokymuose prieš išvažiuojant, kur žmogus būna paruošiamas galbūt kultūriniam šokui, ten būna gilinamas į pačią programą, kaip jinai sudėliota, kalbama apie projektus, kad žmonės suprastų ir būna taip, kad tie mokymai žiauriai padeda įsisąmoninti žmonėm, kad gerai, aš po mėnesio jau išvažiuoju, jau. Tik nuvažiavus, turėtų vykti irgi dar vieni mokymai, kurie vadinasi on arrival, arba mokymai tik atvažiavus. Ir jie vyksta tam, kad žmonės būtų įvesti į naują kultūrą, kad jie užmėgstų esamų toj šaly savanorių tinklą, nes tuos mokymus važiuoja visi tuo metu tik atvažiavę Europos savanorių tarnybos savanoriai. Tie mokymai dažniausiai vyksta ten anglų kalba, dėl to, kad jinai yra bendra, nes suvažiuoja ten iš visos Europos tokia makaliošė žmonių. Po to vyksta dar vieni mokymai, kurie vadinasi midterm, arba vidurio įsivertinimo mokymai ir tenai. Tikslas tų mokymų yra, praktiškai jie vyksta beveik visada vidury ir tikslas yra įsivertinti jau tai, kas praėjo per pusę tavo IVS-o laiko ir susiplanuoti likusią pusę, kad mokymosi procesas būtų ne tik spontaniškas ir savaiminis, bet dar ir planuotas. Ir po to tik grįžus, dažniausiai tenka susitikti su siunčiančia organizacija ir papasakoti, kaip sekėsi, galbūt duoti feedbacką, kaip jie dirbo. Ir tada dar vyksta dar vieni mokymai, tokie trumpesni, kurie vadinasi follow-up, arba mokymai parvažiavusiems savanoriam. Ir tada suvažiuoja, čia tarkim Lietuvoje vyksta, suvažiuoja visi panašių metų grįžę iš savo savanorystės IVS-eriai, arba Europos savanorių tarnybos savanoriai. Jeigu labai bendrai, tai per metus Europos savanorių tarnyboje sudalyvauja apie 6,5 žmonių, o Lietuvoje tai atvažiuoja apie 120 ir išvažiuoja apie 120 žmonių. Visi besidomintis IVS-u arba Europos savanorių tarnyba, kad būtų aiškiau, esat laukiami mūsų biure Patrijoje, esam Rotušės aikštėj, arba mus galit susirasti ir internete. Ir mes tikrai priimam visus žmonės, kurie tuo domisi, jūs galite tiesiog ateiti paklausti apie pačią programą, išsiaiškinti, ar jums laikas važiuoti, nelaikas važiuoti, kada būtų geriausias laikas išvažiuoti. Tai tiesiog nebijokit, užeikit, atsigersim arbatos ir pasikalbėsim.